ant žemės ir įsivedė policiją, ne visada taiko tokias priemonės. Ir vakar policijos pareigūnai paaiškino žiniasklaidai, kodėl tai buvo reikalinga jį surakinti antrankiais. Čia tokia detalė, bet šiek tiek kai ką ir parodanti. Taip, bet antrankiai, jie buvo, kiek aš suprantu, uždėti dėl to, kad buvo iškvietimas padarytas, kad yra smurtaujama ir klausimas yra, ar iš tikrųjų iškvietimas buvo. Aš nemanau, kad šitą niuansuotą tokį švelnų vertinimą duotų, jeigu čia kažkoks kitas veikėjas būtų kitoje situacijoje. Aš nemanau, kad to duotų. Žiūrėk, aš nežinau. Mums nėra, man atrodo, čia yra pasąmoninė baimė žmonių, kad žmogus mūsų pusėj padarė kažką blogo ir suvokimas, kad, reikia kaip čia ginti, užstoti, nes kita pusė stums ir mus hipokritais vadins čia dabar ar dar kažką. Man atrodo, čia yra to daugiau. Man netrodo, kad tai yra labai, kaip čia, sveikas, healthy, elgesys. Kas be būtų, čia ne taip reikia mąstyti. Žinot, kas čia būna? Pavyzdžiui, situacija, kad, pavyzdžiui, Žemaitaitį vadina melagiu. Socdemus vadina melagiu. Ir tada, jeigu Šimonytė kokia ateitų, sekančią kadenciją bus, prezidentė pasaulio ir, jinai pameluoja kažkokiu atveju. Ir jinai pameluotų ir tada labai labai daug kas, kurie dabar varo ant socdemų ir panašiai, mėgintų paaiškinti, kodėl tai nėra taip blogai gal, ar kodėl šita situacija yra šiek tiek kitokia. Gal ji yra kitokia ir viską. Galbūt tai visiškai kitokia situacija, jo. Bet būtų tas noras ginti ją, nes žino, kad dabar čia mūsų hipokritais laikys ir ta kita pusė ir panašiai. Bet argumentas net nėra tas. Mes galim pasakyti, kad jinai pamelavo. Argumentas yra kitas. Čia kai mes sakom, kad socdemai yra melagiai, tai nėra dėl to, kad jie pasakė vieną melą. Nėra pagal patį faktą, pamelavo, reiškia melagis. Tai yra sisteminis vertinimas žmonių, kurie niekada nepripažįsta klaidų, kad melavo, niekada nesitaiso ir meluoja ištisai. Tai, kad Šimonytė ar kažkas pameluotų vieną kartą, nepadaro jas melagė. Tai tu neturi būti ištekėjęs už situacijos, kad jinai turi būti tobula kiekvieną kartą. Nes niekas negina ir dabar, kai socdemus kritikuoja, ar Žemaitaitį, kad ten konservatoriai ir liberalai yra tobuli. Ar kad jie niekada nemeluoja, ar jie niekada skubos tvarkos nevykdo. Argumentas nėra tas, čia braindedai tik taip galvoja. Ir suprasti ir tą, kad kas belaimės sekančius rinkimus, mes juos kritikuosim. Gali būti, kad dėl smulkmenų, bet kritikuosim juos. Ir jie nebus tobuli, bus greičiausiai ir skandalai, bus greičiausiai ir apkaltos kokios ten, kokiam nors vėl pedofilų ir dar kažką. Statistiškai greičiausiai to bus. Tiesiog kaip jie reaguoja į situacijas yra kas juos skiria nuo Žemaitaičio ir socdemų. Ir tikėkime ir toliau skirs. Tai jeigu ir pameluos, mums nereikia juos ginti, mums nereikia iš savęs iššokti, kad, patapti hipokritais, kad čia iš tikrųjų, tai yra, jis greičiausiai, vėlgi, čia aišku, daug mes nežinom, bet šituo atveju pagal Šimonytę, jeigu pameluotų, mes galime pasakyti, jinai pamelavo. Aš visiškai nepalaikau šito elgesio. Bet jinai tikrai geresnė už socdemus, jeigu ten praėjus 2 dienom, priėmė tą, sureagavo, net jeigu ne. Jeigu tą padarė vieną kartą metuose, mes niekada neturim tiesiog teisin sukti dar kažką, aiškiai, to nereikia. Tai nepakeičia mūsų principinių pozicijų ar dar kažką, jeigu jin pradėtų turėti habitą tą daryti, pastoviai tą, fuck that. Nereikia, žodžiu, tai ką aš čia matau, tai iki negalėjimo, tą norą tokį išsukti kažkaip, pateisinti, kad, gal čia kažkas dar yra, ne, jis greičiausiai susinervinęs, nuvarė ten, dabar vėlgi, čia šitoj situacijai mes actually nežinom dar aplinkybių, bet mes čia visiškai pilnai galim pritarti Sinisai realiai, kur sakė, kad mes visi galim sutarti. Tu neini plėšyti plakatų. Tau nepatinka kažkas, tu neini plėšyti plakatų. Iškvies policiją, jeigu kažką padarė, pasitrauk, tada kitaip vertink, tu neini savo tvarkos ten nedarai ir nesivili tokias nesąmonės ir sau kenki ir savo žinutėj kenki, tada tu visam kenki. Greičiausiai žmogus pasidavęs emocijai buvo, kažkoks mental breakdownas buvo tuo momentu, jį užtrigerino ir jis išsiliejo šitaip ir tai buvo klaida. Ir viskas. Aš manau čia šitaip. Ar čia mes jį turim nukryžiuoti? Aišku, greičiausiai ne. Nebent jis ten actually žmogų užpuolė ir sumušė. Ten, kas buvo net neaišku iš tikro, ar jį ten, aš nežinau, kas ten buvo.
Bet jo, jeigu nuėjo kito žmogaus plakatą paėmė, ką tu darai, seni?